Taigi labas, kaip ir žadėjau, atlėkiau trumpam į laivą, kad apibendrinčiau visu tuo, kuo mes su komanda dalinamės jau visą savaitę. Tai yra mūsų tema šios savaitės buvo ir yra vis dar kvepalai, dalinamės informaciją apie kvepalus, kodėl būtent čiogo kvepalai, čiogam kaip juos naudoti, kas tai per kvepalai, ko jie išsiskiria iš kitų ir panašiai. Tad pabandysiu dabar trumpai visą tai apibendrinti. Na, o jeigu dar kažkokių kyla klausimų, ar žiūrint dabar, ar bežiūrint laivo įrašą, būtinai užduok jį komentare ir mes tikrai atsakysime į jį. Dar šiek tiek ir pasižymėjau, ką noriu tau perduoti, būtent kai eina kalba apie mūsų kompanijos kvepalus. Pirmiausia, apskritai, jeigu dar nežinojai, tai noriu priminti, kad pačio kvapo užpatentuoti negalima. Todėl labai daug kompanijų turi artimus, labai panašius savo natomis kvepalus, todėl, kad jie yra gaminami tose pačiose laboratorijose ir kiekviena kompanija, tarp jų ir Čiogan kompanija, ir kitos tinklinio marketingo kompanijos, įsigyja tam tikrą kvapo esenciją. Ir tą esenciją pagal savo proporcijas išpilsto į savo buteliukus. Todėl čia ir atsiranda toks didžiulis kainos skirtumas. Kai mes perkam kažkokį brandinį kvapą, už jį mokam 3, 4 ar net 5 ir dar daugiau kartų, vien todėl, kad jis yra įpilamas į kažkokios kompanijos vardo patentuotą ne kvapą, o buteliuką. Mes sumokam už buteliuką, už jo dizainą, už buteliuko vardą. Jeigu dar tos kvepalus reklamuoja kažkoksai garsus asmuo, garsenybė, tai visa tai vėlgi įeina į tų kvepalų kainą. Na, o tarkim kompanija tokia kaip Čiogan suteikia ne kiekvienam kvapui atskirą pavadinimą, vardą, bet tiesiog numeriuką, išsipilsto į savo buteliukus, kurie mano manimu irgi yra gražus, simpatiški ir tikrai juos dar parodysiu. Ir todėl mes mokam ženkliai pigiau, nes dar neišleidžia didžiulių pinigų reklamai, garsenybėms sumokėti, o juos parduoda kompanijos atstovai, tokie kaip aš, mano komandos merginos. Ir jie vėlgi mūsų kaip atrodo kvepalai. Luxury kolekcija yra štai tokiuose buteliukuose. Manau, kad visai irgi gražus dizainas, yra ir auksos spalvos, ir baltas, ir juodas. Galima netgi susirinkti visą kolekciją. Seniau galbūt galėjote pamatyti štai tokį variantą, bet šiuos buteliukus pakeitė mūsų labai gražus įkvėpti marmuro buteliukai ir jie būna balti arba juodi. Juodi dažniausiai būna vyriški ir unisex, o balti moteriški ir yra dviejų talpų - 70 ir 30. Dar galima įsigyti 15 ml kvepalų flakonėlį. Aš jį esu įsidėjusi specialų dėklą, jis šį būna be dėklo ir atrodo štai taip. Beje, perkant 70 ml, 15 ml mes gaunam dovanų. Šitą dėkliuką tai reikia įsigyti atskirai, arba žinau, kad žmonės kai kurie yra įsigudrinę, ant viršaus užsideda ar tai nuo seno mėginėlio, ar tai nuo kvepalų angaliuką ir jį naudoja. Taip kad aš manau, kad mūsų kompanijos buteliukai irgi atrodo gražiai, estetiškai, todėl ir neverta mokėti už kažkokį tai buteliuko dizainą sukurtą žinomam kvapui, kažkokio specialaus dizaino. Kitas variantas, mūsų kvepalai yra ne koks tualetinis vanduo, ne eau de parfumas, ne eau de cologne, bet yra extract de parfum. Tai reiškia, kad yra didžiausia Europoje leistina parfumo norma. Čiogan kvepaluose parfumo yra net 30%. Ir kai jūs įsigijate kažkokį žinomą kvapą arba turite namuose, tai rekomenduoju pasižiūrėti, ką rašo ant buteliuko. Nes parduotuvėse labai dažnu atveju būna eau de toilette arba eau de parfum. Netgi nebūna tiesiog parfumuotas vanduo, o netikras parfumas. Tai rekomenduoju atkreipti į tai dėmesį. Taipogi, kas man patinka, kad mūsų kvepaluose nėra vandens. Tai yra 0% vandens. Smagu, Evelina, kad žiūri, gali pasidalinti irgi savo patirtimi apie Čiogan kvepalus, nes tikrai žinau, kad turi ne vieną ir naudoji ir mėgaujasi ir juos pamilai. Kadangi nėra kvepaluose vandens, tai kvapas įsilaiko ilgiau, jis yra kokybiškesnis, atsiskleidžia tas aromatas daug stipresnis ir nėra jokių sintetinių priemaišų, yra labai daug aliejinių, tai tikrai nuo šitų kvepalų jums neskaudės galvos, nebent kažkokia nata nepatinka ir yra nepriimtina. Pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kuriems, tarkim, labai nepatinka rožių kvapas. Tai žinoma, jeigu pasirinksite kvepalus su rožėmis, tai jums gali nepatikti, bet kokybė, garantuoju, parfumo 30 nėra vandens ir esu darius tokį eksperimentą, kaip patikrinti, ar tikrai kvepalai be vandens, tai jie nedega. Tai yra atvirkščiai, tai yra jie dega, nes juose nėra vandens ir išdegus lieka toks aliejinis pagrindas. Tai mes galim patikrinti, ar mūsų kvepaluose nėra vandens ir ar juose yra aliejų, kurie ir sudaro parfumo gerą sudėtį ir kokybę. Šitą eksperimentą taipogi galėsiu mesti į komentarus ir galėsite vėliau pasižiūrėti. Ką dar apie kvepalus paminėti, tai tikriausiai žinote, kad kvepalai atsiskleidžia 3 sluoksniais, tai yra viršutinis, vidurinės natos ir apatinės natos, tai yra kitaip vadinamos bazinės. Viršutinės natos labai greit atsiskleidžia per 5-15 netgi minučių juntamos ir vėliau tik atsiskleidžia tos gilesnės natos, todėl renkantis kvepalus, tai visada rekomenduoju nesusidaryti apie jį nuomonę iš pačių pirmų minučių, leisti kvapui atsiskleisti ir parodyti savo tikrasias natas ir savo tikrai veidą. Kvepalų šeimos tai yra, irgi tikriausiai girdėjote, kad skirstamos tiek į gėlių, citrusinius, į rytietiškus, į medžio aromatus, tai visų šitų kvapų pasirinkimą galite rasti ir pas mus kompanija yra tikrai virš 140 kvapų pasirinkimas ir moteriškas, ir vyriškas, ir uniseksiniai kvapai, ir pas
gimimo. Galbūt kai kurios mamos nori to natūralumo ir skanaus kvapo bei aromato savo vaikui. Sveika ir dėj. Taip pat apie kvepalų laikymą. Jeigu norite, kad jūsų kvepalai išsilaikytų kokybiškai ilgesnį laiką, tai nelaikykite jų vonioje, kur yra drėgna, šilta, pasistatykite juos kažkokioje vėsesnėje, tamsesnėje vietoje, galbūt kažkur miegamajame spintelėje, taip išsilaikys kvepalai ilgiau, geresnės kokybės, nes ypatingai tas temperatūrų svyravimas, temperatūrų skirtumas netgi gali suardyti natas. Dar vienas iš klausimų buvo, kur geriausia purkšti kvepalus, tai daugelis purkšti ant plaukų, bet šiaip ant plaukų nereikėtų. Ir ant drabužių irgi reikėtų vengti, galbūt tik vasaros metu, nes einanti saulė gali su oda reaguoti, bet rekomenduojama kvėpintis pulsuojančias vietas, tai yra kaklas, už ausies, gali būti bamba, nugaros sritis, riešas ar vidinė alkūnė. Tai niekad ir svarbiausia nedaryti vienos labai didelės klaidos, nes esu tikrai nekartą mačiusi, kaip žmonės paima kvepalus, pasipurškė riešą ir pradeda trinti. Tai yra pati didžiausia klaida, nes jūs suardote visas natas ir, kokiais skaniais kvepalais pasipurškė, suardote visas natas ir prarandate tikrąjį tą kvapą ir jis gali nepatikti, gali erzinti, nes jis nebus tikras. Žodžiu, sunaikinat, sugadinat natas, to tikrai nereikėtų daryti. Dabar kaip išsirinkti kvepalus? Vėlgi, pirmiausia, moteris purškėsi ant lapuko ir žiūri, ar tas kvapas patinka ir pagal tai renkasi, bet čia atsiranda tikimybė išsirinkti netinkamą, nemėgstamą kvapą. Kodėl? Nes tikrasis kvapas atsiskleidžia ant odos. Ir netgi tas pats kvapas ant skirtingų žmonių gali kvepėti visiškai skirtingai, nes tai priklauso nuo odos tipo, nuo odos pH, nuo odos sausumo ir kitų hormoninių kažkokių pas žmogų tuo metu svyravimų ir panašiai. Netgi nuo laiko, nuo temperatūros, negerai įrodyta, kad tarkim tas pats kvapas žemėje kvepia vienaip, pakilus lėktuvu kvepia kitaip ir tai yra labai daug įvairių aspektų. Tad jeigu norite tikrai išsirinkti kvapą, kuris jums tiks ir patiks, rekomenduoju išbandyti ant odos ir su tuo kvapu pavaikščioti. Tai galbūt sunku išsirinkti iš karto kvapą pagal ankstinuką ar pagal aprašymą, tai mes turime ir daugybę mėginėlių. Galima užsisakyti iš pradžių pabandymui tik tais mėginuką ir tą kvapą išbandyti, pasipurkšti su juo, pavaikščioti, prisijaukinti, žiūrėti, kaip jisai jums tinka, kaip jisai patinka ir panašiai. O jeigu esat kažkur vietoje, tai žinokite, kad pasipurškus ant odos tikrasis kvapas atsiskleidžia ir pasižiūrėti, koks jo tas tikrasis kvapas ir ar jis jums patinka, gali prireikti netgi 30 minučių. Kokie dar buvo klausimai, dabar galvoju. Apie dėkliukus, ar ne? Tai pas mus yra keletos skirtingų spalvų dėkliukai. Kai jūs įsigijate štai tokį flakonėlį kvepalų arba gaunate jį dovanų perkant 70 ml kvepalus, kad būtų patogiau, tai yra tokie dėklai. Užsidedam viršūnėlę, įsidedam, užsukam, metam, kur mums reikia, ištraukiam, pasipurškiam ir naudojam. Dėklų yra keletos spalvų ir šitie dėklai yra daugkartiniai. Tai vadinasi, pabaigus tą flakonėlį, jums kito dėklo pirkti nereikia, jūs dedatės į tą patį ir drąsiai vėl naudojatės. Dar tada buvo klausimas apie pačius naujausius kvepalus. Tai naujausi kvepalai yra tiek iš vyriškų, tai būtų 79 toks tikram vyro aromatas, tai yra ir pačiulis, ir apelsinų žiedai, labai toks vyriškas, sodrus kvapas, jau spėjęs pamilti ne vieną širdį ir netgi moteris, kurios mėgsta tokius vyriškesnius, šiek tiek aštresnius kvapus, tai naudoja šiuos kvepalus savo. Iš moteriškų pats naujausias mūsų kompanijų aromatas yra 145, tai yra tokie iš pradžių, kaip jau minėjau, viršutinės natos, kurios atsiskleidžia greičiau, tai va būtent šis kvapas tą ir rodo, nes pirmas viršutinės natos yra gaivios, yra citrina cukruota, tokie citrusai, o vėliau jau atsiskleidžia šitų kvepalų saldumas, tai yra kaip panakotas pyragas su šlakeliu romo ir jau visai kitoks kvapas. Tad dar kartą primenu ir rekomenduoju apie kvapą nespręsti iš jo pačių viršutinių pirmųjų natų, leisti jam atsiskleisti ir pasižiūrėti, kas slypi jo viduje. Tai šiandien tiek apie kvepalus, daugmaž apibendrinau pagrindinius užduodamus jūsų šios savaitės klausimus. Jeigu dar turite klausimų apie kvepalus, tai būtinai parašykite komentare, atsakysiu. Jeigu norite pasižiūrėti, koks visgi yra Šiogan kvepalų asortimentas, taipogi brūkštelkit, atsiųsiu brošiūrą su visais turimais kvepalais, padėsiu pasirinkti pagal sezoniškumą, pagal tai, kokios kategorijos kvepalai jums patinka ar tinka ir kam patinka, kas dievina kvepalus, neįsivaizduoja nei dienos be kvepalų ir mato save kaip kvepalų pardavime, kad galėtų juos parduoti, kad galėtų juos rekomenduoti, pristatyti ir iš to papildomai uždirbti, tai kviečiu prisijungti prie mūsų Šiogan komandos merginų, kurios štai įsigijus šį startinį paketą kvepalų rinkinukų iš karto galite eiti, rodyti, rinktis užsakymus ir uždirbti. Nunešusi moterų kolektyvą jau per pirmą užsakymą tikrai šitas startinis rinkinys, šita mėginukų papkė jums atsiperka, nes tapus konsultantais, tapus kompanijos nariais, įsigijus startinį rinkinį, visi kvepalai pusę kainos. Tad uždarbis tikrai yra geras. Jeigu tu myli kvepalus ir mėgsti tokią veiklą moterų kompanija, gali jungtis ir vyrai, bet iš patirties žinau, kad daugiau pas mus yra moterų. Bet jeigu turite, kad ir vyrai tą gyslelę pardavimą ir norite dirbti su kvepalais, taipogi galite parašyti ir susisiekti su manimi. Taigi šitą savaitę buvo kvepalų savaitė ir dar tęsiasi iki sekmadienio. Taipogi išduosiu, kad sekančią savaitę mes su komandos merginomis pristatinėsime jums pačias populiariausias prekes reikalingas vasarą, kad ir kokia ta vasara yra pas mus permaininga. Tad visiems gero penktadienio ir gero artėjančio savaitgalio. Iki.